Ar Ukmergėj kas nors žaidžia ir myli krepšinį? Ar tikrai? Gerai, žinot, aš turiu tokį vieną labai paprastą klausimėlį. Ką jūs darot, kai vyksta žiauriai svarbios varžybos ir žaidžia Lietuva? Parodom Ukmergę! Žinot, mes šiandien iš tikrųjų, mes važiuojam per Lietuvą ir mes repetuojam. Mes repetuojam Europos krepšinio čempionatui. Mes apšilam rankutes, balselius, kojytes, tam, kad žinokit, kai jau vyks tikrai svarbios varžybos Lietuvai, mes jau būtume pasiruošę ir parodytume pasauliui, kokia Lietuva, kokius Lietuva turi sirgalius, taip? Man patinka, mes turim užsidegimą, turim ryžtą. Kaip aš tave myliu. Tai aš duodu jums į jūsų saugias rankas ir sakykit, kaip tas kamuolys laikosi rankose ir ar čia tikrai yra krepšinio miestas. Taip, Ukmergė gilių sportinių tradicijų miestas. Taigi, mėly žemiečiai, didysis krepšinis su šiuo kamuoliu šiandieną atriedėjo ir į Ukmergę. Su juo susėti didžiausios viltis ir troškimai ir didžiausi lūkesčiai įrodyti, kad Lietuva ne Europos pakraštys, o Lietuva Europos centras. Mūsų didžiausi troškimai, mūsų linkėjimams sportininkams, jėgos ir ištvermės mums visiems serga mūsų Lietuva! Va čia tai man patinka. Kraunam. Paliečiam. Gerai, palaukit. Dabar kol kas tiek. Ten gale dar žmonės pakeliam rankas. Gale pakeliam irgi rankas, žinokit, jūsų energijos gali pritrūkti Lietuvai. Dabar tą pusę. Labai gerai. Dabar šitą pusę. Pakeliam rankas ir kraunam, siunčiam gerą energiją. Taip, dabar aš tikiu, kad mes jau turim visą Ukmergės energiją. Žinot, ką mums liko padaryti? Ar žinot? Ar turit bendrą Ukmergės nuotrauką? Tai dabar žinokit, po šito renginio kiekvienas turėsit savo salonę pasikabinti tokią, gerai? Tuomet einam ten šiek tiek, žiūrėsim į kemperį ir ten viršui, kur stovi Aistė ir mojuoja mums, taip, gražiai šypsosi. Nuo ten pasidarysim gražią Ukmergės nuotrauką, kur dalyvaus visa Ukmergė. Ir visi dainuojam!
Kągi, tai žinokit, kamuoliukas jau kaip ir baigė savo kelionę Ukmergėj. Čia dabar nereikia, gerai? Dabar taip labai subtiliai. Paskutinį kartą pašnipštom pasakom, varo muš. Nepalaukit, prikėlėt beveik. Labai tyliai, subtiliai. Varo muš. Ką, varom už Lietuvą. Praėjo šios dienos renginys Varom už Lietuvą Ukmergėje. Nu, galvoju, renginys pavyko. Pirmiausia, todėl, kad tikslas šio renginio yra, kad visi už Lietuvą, visi dalyvauja, kas nori. Kitas tikslas – pagerbti tuos, kurie iš tikrųjų prisidėjo sportui. Ir šiame mūsų renginyje buvo atrinktos įvairios kolektyvo delegacijos, mokyklų geriausių pasiekusių rezultatus praeitais metais delegacijos. Ir visi jie šiandieną kartu, vieningai, noriai dalyvauja šiame renginyje. Aišku, mes atrinkom tuos, kurie iš tikrųjų Ukmergę garsina. Tai pirmiausia, aišku, tokios tai yra seniūnių stipriausia komanda, tai yra Deltuvos seniūnija. Kitos komandos buvo Vidiškių pagrindinė mokykla, Šilo vidurinė mokykla, Taujėnų vidurinė mokykla, kurios savo amžiaus grupėse laimėjo pirmasias vietas. Atsižvelgime ir į tai, kad vien geriausių rezultatų ir visuose renginiuose praktiškai dalyvauja ir kiti kolektyvai, tai policijos kolektyvas, gaisrinė ir aišku įtraukime tokius neįgaliųjų klubus, taip pat dalyvauja ir moterų klubas, ir vyrų klubas, tai žodžiu stengiamės įtraukti visus. Ir aišku mūsų sporto centro jaunieji sportininkai, tai yra tos sporto šakos, kurios iš tikrųjų yra gausiai lankomos, daugiausiai dirba trenerių, tai yra dziudo, krepšinis, futbolas. Rimai, jum irgi teko nemažai organizacinių klausimų. Kaip ar pastebėjot, kaip prabėgo šventė? Na, mes šitai šventėje ruošiamės apie 2 savaitės. Kiek žinot, ta šventė yra respublikinio masto. Kamuolys aplankė visus didžiosios ir mažosios Lietuvos miestus. Ir mes taipogi nenorėjom atsilikti ir stengiamės šitai šventėje pasirengti kuo geriau, kad ta dvasia tos akcijos persineštų ir Lietuvos krepšinio rinktinę, iš kurios mes tikimės aukštų rezultatų. Žodžiu, visas kolektyvas sporto centro dirbo noriai ir šios dienos renginys organizuotas visų triūsų ir darbų. Be galo mes jiems dėkingi. Ir aišku, mes dėkingi ir kitiem kolektyvam, kurie prisidėjo. Tai ir verslo mokyklos kolektyvas, kuris iš tikrųjų pagelbėjo skirdamas autobusą, ir rėmėjai, kurie mums prisidėjo prie šio renginio.